Sveiki gyvi, senai besimatėm. Visus su atėjusią beveik jau vasarą, nu jau kelias dienas ir vasara ateis. Tai važinėjau šiaip tokiais trumpais atstumais, dabar irgi nusprendžiau nuvažiuoti iki Panevėžio, dar nesu buvęs Panevėžį. Nu tiksliai taip nesu buvęs, kad konkrečiai važiuoti Panevėžį. Pravažiuojant gal ir esu, bet dabar specialiai važiuoju į Panevėžį. Tai 100 km nuo Šiaulių iki Panevėžio, tai čia toks pasivažinėjimas bus nesunkus ir žadu grįžti su traukiniu. Dabar čia kokį 10 valandų, gal 11, 5 valandą traukinys, tai tikrai nuvažiuosiu ir važiuosiu su traukiniu. Tai dabar pradžioj čia labai lengvas bus kelias, čia praktiškai dviračių takelis iki pat Radviliškio bus, va čia va ilgiausias dviračių taks, va. Driekęs į tą pusę, tai iki pat Radviliškio bus asfaltuota, nuo Radviliškio ten kaip jau man komut sudėlioja, ten jau bus, pasirinkau gravelį maršrutą, kad neleistų man per pagrindinius tokius kelius, pažiūrėsim, aišku bus tarka, nu pamatysiu. Žodžiu, pasiėmiau savo dviratuką. Nieko daugiau nesiemu, čia kuprinę užsidėjau, kelis daiktus įsimečiau, tokius šokoladukus, ten kažką da, tokias smulkmenas. Nu ką, ir važiuojam, jau šilta, galima jau su trumpom rankovėm, su šortukais važiuoti, jau faina. Na į pirmyn tada, važiuojam. Ir viskas, pasiekiau Radviliškį, atrodo, ką tik pradėjau minti ir aš jau Radviliškį. Žiauriai gerai minas, nes vėjas iš vakarų, tai nugarą pučia, tai fainiai. Nežinau, aš čia iš viso beveik neminu. Nu va, ženklas, Panevėžys, 60 km, nu tai čia, nu tai va, per kelią čia dar 60 km mašinom, o man kažkur 70 turėtų būti. Tai visai nedaug. Tik tais tiek, kad dabar čia fainiai buvo važiuoti tuo plentu, nuo Radviliškio prasidės žvyrkeliai. Tai va, dabar sustosiu parduotuvėj, kažką užkast pasiimsiu, nes neturiu nieką, nu kelis snikerius turiu įsidėjęs ir į vandens neturiu nieką, neatsigerti, ant pusę bambaliuką, tai dabar nusipirksiu kažką atsigerti, nes ten gal paskui, kol davažiuosiu gyvenime, tai gali būti liūdnai man. Tai va. Užsuku į parduotuvę ir pavalgau ir menu toliau. Reikia prisiminti laikus, kai prieš metus laiką, kai Vokietijai, gal Lenkijai, Lidle pirkau visą laiką tas picas įvalgydavau. Na tai va, šiaip tai tokia tų pusfabrikačių beveik nevalgo, bet nu, čia kelioniai, tai čia smagu. Ką čia daugiau veikti, tai pavalgyti, labiausiai smagu išvažiuoti.
Sustoji, pavalgai, vėl pavažiuoji, vėl pavalgai. Nu ir viskas, asfaltas pasibaigė. Nu dar šiandien bus, bet čia ne visam, bet šiai atkarpai kol kas pasibaigė. Dabar važiuosiu palei bėgius kažkokį tai atstumą. Tarp bėgių visokių, tai tokiais keliukais. Kad čia važiuoju specialiai, kad pagrindiniu keliu nevažiuoju ten per plentą, kur labai didelis eismas tenai. Ten tai aišku greit nulėkčiau, bet jokia malonumą su mašinom kartu važiuoti. Čia irgi jokia malonumą kratytis, bet irgi neblogai visai. Nors tylu, ramu, paukščiukai čiulba. Nors tiek faina. Bet tai vis tiek mūsų gamta yra graži, kad va tokias džiunglės važiuojam. Vasara yra super važiuoti. Nereik ten jokių Ispanijoje tenai, Afrikų, man atrodo, čia puiku yra, kai šilta vasara, aišku, tik tais. Ir tokias džiunglės važiuoja, gali mėgautis ir super. Toks žvyrkelis, kaip čia, tai man žiauriai nepatinka. Čia ne man vienam, čia turbūt visiems nepatinka. Bet nieko, reikia pakentėti. Negalim važiuoti visada gražiais miškų keliukais. Bet nieko. Kažkaip tai. Truputį asfaltą pasidžiaugti, nes tam kratiny tenai net nesinorėjo nieko nei filmuoti, nei nieko. Čia va fainiai. Mašinų nedaug. Nors nežinau, tik pradėjau važiuoti, bet man atrodo, toj baigsis tasai. Vėl prasidės žvyrkelis. Įtariu. Šiaip tai šis maršrutas, tai per pusę aš kiek dabar pasižiūrėjau. 5 kilo yra žvyrkeliai, 5 kažkur panašiai asfaltą. Nu tai
nėra taip blogai. Važiavau į Sidabravą miestelį ir kai pamačiau šitą apleistą pastatą, šitą, aš grinai prisiminiau, kai prieš 2 metus aš važiavau Camino Lituano ir va čia prie to pastato, tik neprisimenu, ką aš čia valgiau, man atrodo bananą kažką dar buvau sustojęs nusipirkti. Tai va, lygiai prieš 2 metus čia buvau. Dabar nusipirkau ledą. Suvalgysiu ledą, nes valgyti nieką nenoriu po tų picų, tai privalgęs pilnai. Atsigerdą turiu, nes dabar kitas miestelis bus Naujamiestis, tai iki Naujamiesčio tikrai užteks atsigerti. Nu ką, neskubėdams, suvalgau ledą, nes čia kur vėjas neužpušti visai šilta, čia tikra vasara. Varnų labai daug čia. Naujamiestis. Dabar kai privažiavau Nevėžį, pamačiau čia upę, tos krantus, tokius fainus, taip. Tai dabar kažkaip biškį gailiuos, kad neišvažiavau su nakvynę, kad nepasiėmiau palapinės kokios. Nes dar naktis šiaip tai nėra tokias šiltas, dar aš prisimenu iš praeitų metų, kai pusę Lenkijos reikėjo man su šiltu bambaliu miegot po to, kai atsibundi naktį nuo šalčio, tai ne kažką, į dabar kažkaip dar. Bet kai taip šilta dabar, atrodo, kad būtų naktį šilta irgi. Faina būtų. Nu greitai, man atrodo, aš išvažiuosiu kažkur vis tiek su nakvynė. Ne turbūt, bet tikrai išvažiuosiu. Bet taip, faina upikė. Nu ką, čia dabar Naujamiestis ir dabar iki Panevėžio man čia mačiau kiek 16 km. O tas rodo mano, kiek man rodo,
Irgi 16 km man iki Panevėžio belika. Nu tai jau neužilga privažiuosiu, kažkaip labai greitai gavos, nežinau, kiek čia tų valandų, pusė 4, nu jo, valandų jau daug. Jo, nu privažiuosiu greitai, neužilga. Dabar kažkaip palei upę turėčiau važiuoti, vėl kažkokiu žvyrkeliu, man atrodo. Atvažiavom. Vartai. Čia tie valymo įrenginiai Panevėžio, man atrodo. Nu, bet nėra tai buvę man, kad į miestą atvažiavus, šalia miestą, pro miestą, kažkokių nepagrindinių kelių, kas nors neatsitiktų, kurie nuveskė. Tai tvora, tai tešlas, tai purvins kažkoks. O komuts rodo, va, važiuoti tiesiai, viskas ok, va, tipo pro valymo įrenginius, viskas gerai. Svarbiausia, kad kits kelias dabar, man per aplinkui kažko reikia virinti. Ja. Nu gerai. Važiuosim per aplinkui, vis tiek per tvorą tai nelipsiu. Jo. Ir dabar važiuoju atgal, man tą bobą tam. Navigacija šnekinu, sako, tu važiuoji ne į tą pusę, pasižiūrėk į žemėlapį. Taip ir noris pasakyti tai navigacijai, tu pasižiūrėk į kelią, gal ten uždaryts. Oi, nieka, čia nedidelis rats, keli kilometrai, nieka baisaus, apvažiuosiu. Tai niekas čia beveik nepraradau, nebeveiko visai, nes Panevėžys dabar yra vat kažkur va ten, vat, nu žodžiu, už tų ten kažkur. Aš atvažiavau iš va šitą va keliuką va, o būčiau išlindęs iš tų valymo įrengimų iš šitą keliuką. Tai praktiškai ar pro čia važiuoti, ar pro ten, tas pats kelias gaunas. Na tai viskas, nieko baisaus, nieko panikuoti. 10 km lika. Tai va, kiek aš esu buvęs Panevėžy, tai mano Panevėžio gals buvo ir Prožetai depo. Nes iš Vilniaus važiuojant pakeliui, kol Šiauliuose nepastatė, užsukdavau kartais pasivaikščioti. Daugiau ten aš jau nežinau, niekur. Reikia dabar žiūrėti navigaciją, viskas. Važiuoti pagal navigaciją. Nu, pasiekiau Panevėžį, viskas. Po muziejus nevaikščiosiu. Geriausias muziejus man yra va vaizdelis nežinau, kas čia yra. Tvenkinys. Arba va čia upė. O iš viso buvo fainiausiai, tai ne tas tikslas, kai pasiekiau jau dabar jau,
O pats procesas buvo važiavimo, pats malonums iš viso. Gerai, viskas, jau pusė 5, be 25 einu bilietus žiūrėti traukinio, tai išvažiuos be manęs traukinys paskui. Tuoj pasižiūriu ir žiūrėsiu, da, kur galiu nuvažiuoti. Nu ką, viskas, nusipirkau bilietus. Bilietą, nu, savo ir dviračių. Bet už valandas ir 10 minučių traukinys, dar net nežinau, kur traukinių stotis, bet netoli. Čia Panevėžys nedidelis kaip iš Šiauliai, tai nebus toli turbūt. Dabar tai pasižiūrėkit, kiek sumokėjau už bilietą. Kainavo 5,90, jeigu taip normaliai. Bet kažkokia tai nuolaida, minus 5,30. Tai už dviratį 2,65 sumokėjau. Blin. Ir iš viso su dviračiu 3,24 €. Tai čia nesupratau bairę, bet man tai patiko toks bairis. Už 5,9 centus grįšiu su traukiniu iš Panevėžio į Šiaulius. Nu, neblogai. Smagu čia sėdėti. Tai dabar pažiūrėjau Google Mapsuose. Sakau, kas čia per prūts tasai? Ar kas čia? Čia pasirodo yra Panevėžio senvagė. Tas. Su to fontanu gražiu. O čia Nevėžis. Per miestą teka. Jo. Čia gali sėdėti, fainiai. Bet aš neturiu kada sėdėti, man reikia eit pirmą susirasti, kur yra traukinių stotis. Ir tada jau kažką nusipirkti, atsigerda, gal kažkiek turiu, bet ir tada dar kažkur pasiblaškyti gal. Pažiūrėsiu, kiek kilometrų iki stoties, jeigu dar nėra tiek daug, tai dar čia pasėdėsiu biškį, pasidžiaugsiu grynų orų gražių. Faina. Radau geležinkelio stotį, buvo visai netoli čia. Na, geležinkelio stotis. Bet tai kas dar gražiau man čia, koks respekts Panevėžiui. Jie turi Kerbedžio gatvę. Nu, aš manau, kad čia to Kerbedžio dainininką gatvė, ne kokia tai nors, ne kieno nors kita. Nors ką čia žinai. Pasižiūriu, kur čia man įlipti daugmaž, eisiu važiuoti kažką nusipirkti, atsigerti. Viskas, traukinių iki Panevėžį, labas Šiauliai. You're my
viskas. Aš jau namuose, Šiauliuose, viskas. Valandas su biškiu ir sugrįžau. Tai numyniau iki Panevėžio 103 km per 4 valandas 5 minutės, o iš viso man gavo 7 valandas 30. Tai kažkur čiut ne 3 valandas nemyniau, o kažkur valkatavau. Atrodo, kad myniau visą laiką. Įdomiai. Nu, tai žodžiu, sekančią kelionę netikiuos, bet tikrai kažkur reikia važiuoti su nakvynė, nes jau tikrai vasara jau. Ir susimatysim kitoj kelioniai. Iki.